Sveiki, gyvi mėlyjeji žiūrovai, su jumis tiesioginėme eteryje iš katedros aikštės, kur vyksta nešališkasis Artūras, mūsų reporteris, aš. Ir dabar mes turime Vilniuje situaciją, kuomet diskutuojama dėl katedros aikštės ir katedros likimo. Dabar galime pakalbinti moderniuosius architektus, kurie nori perkurti katedros aikštę. Sveiki, gyvi mėlyjeji architektai. Norėjau paklausti, ką jūs planuojate pakeisti katedros aikštėje? Mes kaip tik, priėjom prie išvados, kad čia yra viskas blogai. Nutarėm šitą bokštą perkelti į Viršuliškes, nes jisai trukdo mūsų katedrai, kuri netrukus taps dviejom katedrom. Mes planuojam įstrižai perpjauti iš viršaus į apačią ir nuimti viršutinę pusę ir pastatyti čia šalia. Taip siekiame šitai vietai suteikti dinamiškumą. Jūsų projektai skamba labai moderniai, bet ar nemanot, kad anot žaliųjų čia yra šventosios girios, kur meškos daro jogą, briedžiai dainuoja dainas? Ar tai nesutrukdytų šito kultūrinio gyvenimo? Mes manome, kad apskritai tokios organizacijas kaip žalieji yra mūsų visuomenės inkaras, kuris traukia mus prie dugno. Mes tą inkarą turim atkabinti, mes neturim kreipti jos dėmesį. Mes turim daryti tai, kas modernių žmonių galvose sukasi. Dėkui Jums už nuomonę ir dar trumpai pakalbinsime mūsų viduramžio laikų mešką, kuri vis dar katedros aikštėje žino, ką reikėtų daryti. Labą dieną, meška. Kaip Jūs įsivaizduojate katedros aikštę? Katedros aikštė su daug krūmelių, gaivos, energijos pasisemtos iš gamtos, kur paukšteliai, kur mano medžiai ir kur mano draugai. Kaip matome, akivaizdu, kad dauguma žmonių nori, kad katedros aikštėje būtų krūmeliai ir tikrai nieko nekeistų. Tai dėkui, su Jumis reportažą vedė nebylusis ir nešališkasis Artūras. Dėkui. Varom. Atsiprašau. Sveiki. Kuo Jūs vardu? Marija, malonu. Malonu. Iš kokios iš šeimos? Iš Gerimantų. Ar galėčiau Jūsų paklausti kelių klausimų? Kokia Jūsų šeimos nuomonė? Kas padegė žvėryną? Žvėryną padegė mūsų nuomonė fazanai. Ir tai atsitiko, reikia sakyti, kaip atsitiko, taip? Taip. Tai atsitiko netikėtai. Žodžiu, viena fazanė turėjo labai keistą romaną su medžiotoju. Ir ten viskas taip išėjo, kad, žodžiu, fazanai norėjo keršai. Kuo Jūs vardu? Augustė. Malonu. Malonu. Ar galėčiau Jūsų šiek tiek paklausti kelių klausimų? Žinoma. Iš kokios Jūs esate šeimynos? Gediminaičių. O kokia Jūsų nuomonė apie padegtą žvėryną? Turiu labai aiškiai ir tvirtą nuomonę. Savaime suprantama, kalta ne meška, kalta aplinka. Ji tik tai bėgo, visą gyvenimą atlikinėjo savo svarbią pareigą ir tik staiga buvo pašauta. Manau, kaltos aplinkybės. Ačiū už Jūsų nuomonę. Prašom. Sveiki. Kuo Jūs vardu? Vidas. Malonu. Iš kokios iš šeimos? Iš Šventaragio. Ar galėtumėm užduoti porą klausimų? Taip. Koks Jūsų šeimos manymas? Kas padegė žvėryną? Mes manom, kad jį padegė malūnininkas. O kodėl Jūs tai manote? Nes tam jis turėjo daug pretekstų ir Radvilavom, taip sakė. Ačiū už atsakymą. 5, 4, 3, 2, 1 išsikraunam bateriją, varom. Sveiki. Kuo Jūs vardu? Aš Paulius, Malonu. Iš kokios iš šeimos? iš Dykų. Ir ar galėčiau Jūsų paklausti poros klausimų? Be abejo. Kaip Jūsų šeima mano? Kas padegė žvėryną? Tai be abejo, tai buvo meška, nes ji yra absoliučiai nerangi ir ji turbūt pati to nenorėdama padegė mišką. O koks Jūsų asmeninis nusiteikimas ir nuomonė apie tai, kas įvyko per pietus? Oi, tragiška. Tragiškas tas konfliktas buvo ir aš manau, kad to neturėtų daugiau niekada pasikartoti. Ačiū labai už suteiktą progą Jūsų paklausti. Nėra už ką. Ta malūnė sėdėjo malūnininkas ir jo žodžiai. Kai staiga pasigirdo... Girdėjai? Kas čia? Taip. Kas? Mano miške, mano valdose. Išsiaiškink, kas nutiko.
Sveiki, kuo jūs vardu? Štai drugelis. Jo, nelabai. Antilopė. Malonu. Ar aš neklystu iš Perkūnų šeimos? Taip. Tai norėčiau paklausti, kaip jums sekės vaidinti? Aš tai nevaidinau. Aš tai vaidinau. Ne, aš ir nevaidinau. Na, tu kalbėjai. Jo, aš kalbėjau. Tai, o kas visgi pas jūs sudegino žvėryną? Pas mus žvėryną sudegino Radvila. Radvila. Aišku, ačiū jums labai. Ir jums. Ačiū. Tai va, okei. Iki. Labas, mama. Štai mes išsiaiškinom, išgirom 5 nuomonės ir visgi nesužinojame, kas sudegino žvėryną, todėl sužinosite jūs patys išsiaiškinti. Oi! Taigi, labą dieną, aš esu Jurgita Jurginkaitė ir čia mūsų kaip... Aš didikas, Radvila. Taip, Radvila, kuris aplankė mūsų stovyklą šiandien kaip vėlė. Ir čia kilo daug šurmulių dėl šių kaip žvėryno gaisro, tai norėtume paklausti jūsų kelių klausimų. Taigi, pirmas klausimas būtų, ar jūs dažnai medžiojate žvėryne? Taip, iš tiesų nekartą esu medžiojęs šitose valdose. Ir labai esu pamilęs šitas žemes ir ačiū Dievui, kad turiu savo medžiotoją ištikimą. Ir ypač ta technika medžiojimo, kurią jis naudoja, tos vadinamosios strėlytės, tie vamsdeliai, yra tiesiog genialu iš tiesų. O ar dažnai medžiojate? Taip, ganėtinai dažnai. Maždaug kokius 4 kartus per savaitę. Kažką valgyti reikia. O kaip jūsų vila žvėryne? Ar jinai graži, kokia jinai dydžio? Nieko, dabar nebe taip rūpi. Bet, didikų valdos. O tai kokie jūsų santykiai yra su malūnininku? Girdėjome, kad labai jūs esate dideli priešai, labai daug nesutarimų. Kitas klausimas. Atsiprašau labai. Malūnininkas yra blogas žmogus. Netikėkit malūnininko klastom. Neimkit jo grūdų. Neikit pas jį. Nekalbėkit su juo. Naudokit tas strėlytes, kad jį užmigdytumėt. Malūnininkė, jeigu tu matai šį reportažą, žinok, aš tai matau, aš tai stebiu. Ir tau bus... Labas vakaras, čia su jumis yra Kamarama ir turime laidoje svečią, ponę Mešką. Ir ponė Meška, mes turime jums labai įdomių klausimų ir norėtumėm pradėti nuo pirmojo, kuris yra labai įdomus. Kaip atsidūrėte žvėryno miške, kai nėra tilto per nerį? Na žinote, aš turiu kojytės ir rankytės, moku plaukti. Be abejo, taigi Meška. Kas per klausimas? Aišku, žinome, kad buvote tą dieną, kai įvyko gaisras žvėryno miške. Ar ką nors matėte ar girdėjote keisto? Iš tikrųjų tai buvo tokių momentų, kai nesupratau, kas vyksta, nes lyg ir šaudėsi, lyg ir daug žmonių iš kažkur atsirado, bet tiesą sakant, aš miegojau. O jūs nematėte, kaip šovė? Liktais, ne. Ne, tik tai girdėjau. Girdėjau, bet po to nuėjau miegoti lyg ir. Aišku. O ką manote apie malūnininką? Tai yra gerai. Kartais santykiai yra ganėtinai įtemptoki. Šiaip viskas gerai. Jūs jaučiatės dėl to, kad yra medžiotojas ir gali jūs bet kada nušauti? Tai mes turime savų metodų, kaip tos medžiotojus pašalinti. Dažnai, pykšpoks, kai mūsų daug. Na ir tikriausiai paskutinis klausimas. Kokie jūsų santykiai yra su jūsų šeimininku, dvarininku Radvila? Geras tas Radvila. Ačiū Jums labai už tai, kad sutikote čia apsilankyti. Imkite dovanų, mes Jums dovanojam, mūsų studijams dovanoja šitų mėtų. Ačiū, aš šiaip nevalgau. Aš turiu tai, ko tau reikia. O aš turiu tai, ko tu nori.
O ko tau reikia? O ko tu nori? Kad plaukai augtų. O aš noriu tos, kaip ten tos. Gorsėjus fazanus. Vienintelės gėlytės man trūksta iki pilnos kolekcijos. Bus padaryta. Ne štai žolininkai. Žvėrynas dega? Aš visada žinojau, kad ir nuo mažiausios liepsnelės gali įsiplieksti didžiulis gaisras. Sveiki, aš esu Rasa ir aš moku dainą apie žvėryną. Senas sargas, kaktą trina, slovo sergantį žvėryną, begemotas meta svorį, nieko valgyti nenori, 10 Nilo krokodilų, iš vandens nebeiškilo 300 senų papūgų, vieno katino pabūgo. 300 senų papūgų, vieno katino pabūgo, ten po palmėm liūtas liūdi, kur klampot per tokią liūdį. 300 senų papūgų, vieno katino pabūgo, ten po palmėm liūtas liūdi, kur klampot per tokią liūdį. Viskas klostas negerai, kai tokie keisti orai. Šitą popietę lietinga, iš tiesų vaikų man stinga ir todėl tas sodas sargas liūtas begemotas, kad greičiau prabėgtų laikas, buvo mano sugalvotas. O dabar mūsų daugiau ir truputėlį greičiau. Senas sargas kaktą trina, slogus sergantį žvėryną, begemotas meta svorį,
nieko valgyti nenori, 10 Nilo krokodilų, iš manęs nebeiškilo 300 senų papūgų, vieno katino papūgo. 300 senų papūgų, vieno katino papūgo, nepapalė. 300 papūgų, vieno katino papūgo, nepapalė, liūdas liūdį, kaip kalboti tokia liūdį. Viskas vos negerai, tai tokie keisti orai. Šita vietelė tinka, iš tiesų vaikų man stinga. Ir todėl tas tas visokas satas, tūlas begimotas, kad greičiau prabėgtų laikas. Buvo mano sugalvotas. O dabar dar kažkas greičiau. Senas ar